Įsmukusį Kleboniškio tiltą per Nerį kelininkai žada sutvarkyti per porą mėnesių. Pirminės incidentą tyrusios komisijos išvados rodo, kad lūžusieji tilto lankstai buvo parūdiję. Tilto per Nerį ties Kaunu smuktelimo priežastis tyrianti komisija svarbiausia išvada padarė jau pirmąją dieną. Tiltas toliau nesmuks, važinėti keliu esančiu po juo saugu. Po išsamesnio tyrimo aiškėja, kad tilto amortizatoriais vadinami metalo lankstai lūžo dėl 4 priežasčių. Didesnių nei skaičiuoto statant tiltą apkrovų, metalo nuovargio, korozijos ir staigaus temperatūros kritimo. Tokias pirminės išvadas pateikė tiltą tyrę Kelių transporto instituto specialistai. Buvo konstatuota, kad pačiai tilto angos perdangos konstrukcijai įtakos šis incidentas neturėjo. Plyšių ar kažkokių kitų defektų angos statinyje nerasta, todėl jau galime pradėti mąstyti apie formavimą užduoties darbų pirkimui. Tai yra darbų pirkimui šio tilto remonto. Anot Puodžiuko darbų rangovai bus parenkami apklausos būdu. Manoma, kad tiltą remontuos prieš 28 metus įstačiusi bendrovė Kauno tiltai. Iki pirmadienio kelininkai žada tiksliai suskaičiuoti, kiek remontas kainuos. Dabar užsimenama apie 1 milijoną litų, o truksis neilgiau kaip porą mėnesių. Remonto laikas priklausys ir nuo to, kaip greitai Vokietijoje ar Čekijoje bus pagaminta nauja tilto detalė, deformacinis pjūvis. Tiltas, kaip ir šiuo atveju, nuo kylančių arba krentančių temperatūrų deformuojasi, ilgėja, trumpėja. Ta deformacija šiam tiltui siekia iki 15-20 cm. Tai standžiai sujungti tiltą su prietilčiu yra neįmanoma. Todėl turi būti tokia detalė, kuri leidžia tiltui judėti, bet netrukdo automobiliam švelniai važiuoti per tą sujungimą. Specialistų teigimų labiausiai šalyje apkrautas. Beveik 30 mečius neremontuotas Kleboniškių tiltas pirmadienio rytą 15-20 cm įsmuko vienu metu trūkus 8 metalo lankstams, kurie įmontuoti tilto sandūroje su prietilčiu leidžia tiltui judėti. Tiltą prižiūrintys kelininkai rugsėjį tikrinę lankstų būklę, jokių defektų nepastebėjo. Kelių direkcijos vadovas sako, kad po šio incidento ko gero bus peržiūrima ir tiltų kontrolės metodika. Tiltus tikrinantis inspektoriai bus aprūpinami sudėtingesnė įranga, kuri leistų ir per eilinę apžiūrą nustatyti metalo nuovargį ar koroziją.